žvaigždės kiaurai dega ir krenta. Nu tai ką, šiandien susirinkom į Silver Stars vasaros stovyklą 2024 metai. Antri metai, kai darom tokią stovyklą. Susirinkome pirmą pamainą į mažųjų vadinamąją pamainą. 20 vaikų, visi faini, visi pozityvus. Tai va, šiandien ką nuveikėm, tai susirinko visi užsiregistravo, gavo aprangas, special padarytas šitai stovyklai. Tada turėjom lengvą įvadą, šiek tiek papasakojom, kaip kas čia vyks, kaip kas čia bus, kokios taisyklės, kaip bendrausim, ką veiksim ir panašiai. Tada turėjom pirmą treniruotę tokią įvadinę, šiek tiek fizinio parengimo, šiek tiek krepšinio įgūdžių. Paskui pažaidėm šiek tiek krepšinį lengvai, kad irgi galėtumėm įsivertinti kiekvieno pajėgumus daugiau mažiau, kad ir patys vaikai pajaustų irgi, kaip jie ten atrodo tarpusavį, kas geresnis, kas gabesnis, kas, nežinau, kas geresnis draugas, pavyzdžiui, aikštelėje. 2, 3. Nieko, neblogai. Pradėsim nuo driblingo vietoj, drilų, po to pajungsim su judesiu ir užsibaigimų krepšį ir tada įsim savo krepšį, gerai? Davai. Šaukia mane Silver ir jūs starsim, gerai? Silver! Aš žiūrėsiu, darau va, stumiu priekį, galiu kūną pakelt, ne? Viečiu, ne? O tu palės stovėti. Pačiai nori! Nesu savanaudis, noriu labai žaisti draugiškai, pasuotis. Daugiausiai taškų įmetu aš, bet noriu, kad kiti pažaistų, kad įmestų į taškų. Tai žaidu visą laiką, nemetu, žiūriu, kad laisvės ir tam duodu pasą. 3 yra. Kągi, šiandien susirinkome į pirmąją treniruotę, pasidarėm ją bendrą, pažiūrėjom vaikų meistriškumo lygį, ko pasiekoje, nuo rytojaus skirstysimės į grupės ir toliau tobulinsim individualius įgūdžius, o vakarinėse treniruotėse tus įgūdžius pabandysime pritaikyti žaidimo metu krepšinio aikštelėje. Ir turėjom dar tokį susipažinimo vakarą, visi prisistatė, papasakojo, ką mėgsta. Dar geriau vieni kitus pažino, sužinojo vardus galbūt. Labas vakaras, kaip jaučiate? Aš esu Gabrielius Vinkevičius, mano mėgstamiausias krepšinio žaidėjas yra Svajūnas Sidabras, mėgstamiausia komanda yra tikriausiai Žalgiris arba BC Silver Stars, o treneris Robertas Žibikas, komentatorius Benediktas Petkus, dainininkas G-Vision, patiekalas makaronai. Šalis Lietuva, hobis, mėgstu žaisti video žaidimus. Žaidimas mėgstamiausias Brawl Stars. Esu Deividas Vilčinskis, mėgstamiausias žaidėjas Michaelas Jordanas, mėgstamiausia komanda Kauno Žalgiris, treneris Robertas Žibikas, komentatorius Karolis Tiškevičius, dainininkas Michael Jacksonas, patiekalas šaltibarščiai, šalis Graikija, hobis tinklinis, žaidimas, jeigu žinot, tuku-tuku. Ir turėjom pirmą pliusų minusų vakarą. Pliusų minusų vakarą šį vakarą laimėjo Motiejus, gavo 3 pliusus. Bet čia dar tik pirmas vakaras ir aišku, dar gali būti čia visokių tų pokyčių. Pliusų minusų vakarai labai svarbus dėl to, nes yra įsteigtas fantastiškas prizas. Team Sport LT įsteigė 150 eurų čekį, kas šiaip yra įspūdinga ir ko aš pats netgi norėčiau, bet dėja treneriai, vadovai
žaidime nedalyvauja, dalyvauja tik vaikai stovyklos dalyviai. Tai va, tai per visą savaitę aiškinsimės, kas ten bus tas pozityviausias, sakykime, stovyklos dalyvis ir gaus tą prizą. Duodu minusą Tomui, kai jam atgal nuveidžia mano batą. Duodu tai tau. Kaip taip? Kokį myli? O pliusą duodu Gabrieliui nesakingas. Keistas. Atrasiu paprašymą. Neprašiau, man ką tik nebuvo sakęs, aš pažiūrėjau. Tikrai neprašiau. O minusą duodu Gabrieliui, nes valgė vienintelis 2 porcijas. Ten 1,5. Ar mes turime kriminalą? Aš duodu pliusą Germantui, nes skleidžia teigiamas emocijas. Aš duodu pliusą Motėjai, nes atėjo į mano kambarį su maistu. O minusą Lukui, nes atėjo į mano kambarį be maisto. Visiems. Aš labai laimingas, kad gavau daugiausiai pliusų, nei vieno minuso. Tai man labai džiugu. Stengiuosi labai ir stengsiuosi iki galo. Tikiuosi nebus labai sunku, turėtų išvarginti, bet tikiuosi nebus labai sunku man treniruoti, sportuoti. Tai kaip galvojat, ką gavai tos pliusus? Gerą rytį. Kaip tau pirma diena stovykla? Gerai, labai gerai. Ką veikėt papasako, kas patiko? Šiaip labai patiko kambarys. Nustebino, kad su balkonu žaidėjai. Tai tokia buvo ta pirma diena, tokia maždaug ta antra diena laukia rytoj. Ir va, ir ką, suvažiuojam po to. Paspauskit like, subscribe ir užsukit į Silvester kanalą. Visiems čiau. Saldžių sapnų. Labanakt. Mangai, tirpsta tavo mangai, sukasi svajų padai.